dar kol kas šviesu. Tai susigalvojau nuvažiuoti į Rygą iš savo mažojo miestelio. Dabar yra 8:30 ir esu prie Joniškio. Radau tokia įdomų hosteliuką. Pažiūrėsim, kaip Rygos hostelis atrodo. Ryga 91 km. Praeisim senamiestį vakare. Labai senai buvau iš viso Rygoje. Taip atrodo arti ta šalis ir taip retai būnu. Tai reikia aplankyti. Ką veiksiu, kur būsiu, nieko neplanavau. Bus tikriausiai įdomu. Reikės rasti kavinę, kur šiek tiek padirbėti rytoj. Bet taip pat norėsiu aplankyti kažkokias įdomias vietas aplink. Žiūrėsim kaip oras, nes rugpjūčio galas, ne kažką su treningais. Turėtų būti karšta, bet taip nėra. Oras toks. Gal per kamerą netgi geriau atrodo. Na tai tegul būna taip, kaip atrodo. Taigi jau hostelį, bet išeinu pasivaikščioti. Išeinu iš hostelio. Visai nebloga kamurkė. Šiek tiek po 11. O taip atrodo gatvė. Šalia pagrindinės. Paslaptis, kur esu iš tikrųjų prie Fish Cafe. Normalu, kadangi yra trečiadienio vakaras, tiksliau naktis. Ir gatvės tuščios. O tai yra Rygos centras. Atrodo taip ramu. Jokių riaušių, nieko, ramiai. Toks jaukus vakaras. Latvijos balzams. Taip keistai atrodo, kad net nesu pagrindiniai gatvėje. Atrodo, kad esu kokiam vakare. Bet čia jau yra keletą žmonių, kurie yra žiauriai girti. Kaip taip įmanoma? Toks ramus vakaras. Nešpils. Лучше, чем мы. Когда меня не станет, буду перед глазами своих детей. Važinėja šitokiais transportais. Noriu pasivežti, bet nėra kam. Nes nėra tiek daug žmonių. Ypač per tokį orą. Naktiniai klubai pilni. Opa. Kaip atrodo Circle K. Aš galvojau, kad tik tais degalinės egzistuoja.
Po 11:49 ir negyvos dvasios, atrodo, nu, vienas žmogelis. Čia taip tylu, kad aš nepratęs. Nu, čia nedirba. Tokia šalis, kad net nereikia apsaugos. Faktiškai policija yra rami, etatai mažinami, nes nėra ką veikti. Tai va taip atrodo dušai. Kaip čia pasidaro. Reikia nuvaryti iki mašinos, pastatyti į normalią aikštelę, grįžti ir šiek tiek pasidarbuoti iki 10:30 ir išvaryti. Toks vaizdas. Čia mano kamurkė. Tokia nesąmonė. Čia eina daiktus pasidėti. Ketvirtas aukštas. Virtuvė. Patrono. Receptionist. I was laughing about people hugging the trees and stuff and like Galim pažaisti. UFUCK. But hey, Hello. where are you from? I'm from Riga. That's not your okay. Well, Short I wish, video. Nu, va, viskas I taip wish atrodo. you a very good trip and think about the Grąžinam flower. raktus. Nes vieni paukščiai, dėl to taip ir vadinasi šitas hostelis. Va. Hostelė žmonės iš Paragvajaus, Vokietijos, iš visokių kampų. Underrated miestas Riga. Visiems reikia aplankyti. Užtikau tokią valgyklėlę. Tai va ką gavau. Žuvis, grikiai, bulvės. Tai žuvytė 3,80, grikiai 1 kem ir 1 pem. Bulvė 6,70 iš viso. Nežinau, taigi brangiai. Skanaujam, ragaujam. Šalta žuvis. Niekas nešildė. Bet jaučias, kad žuvis, nesijaučia kažkoks tai pagaminys kitas. O dabar tiesiog užklydau į tokį parkelį. Tai aš jį tiesiog pamačiau pravažiuojant, kai bičiukas bėgiojo. Žiūriu tiltelis ir tokia įdomi atmosfera. Oras labai geras. Kitoj pusėje futbolo stadionas. Gali ir nesimatyti iš tikrųjų. Jo. Pasaka. Nu, argi ką, ne pasaka. Turėti tokią kaimyninę šalį. Kas gėlių nematė. Opa.
Dabar tikiuosi rasiu tą draugelį iš hostelio, kuris man padėjo eiti per duris. Jeigu rasiu šį, susitiksim, galėsim šiek tiek prasieiti. Pasirodo, jis yra šefas, bet valgė ne kažką. Tikrai, tai galbūt tiesiog naktį. Parodė nuotraukas, moka daryti pastą, burgerius ir visą kitą. Made in Turkey. Šį kartą aš neieškojau kažkokio pigiausio varianto. Galbūt ten 10 eurų pridėjęs gali rasti viešbutį. Bet esmė, kad tai buvo arti centro ir nenorėjau kažkur vaikščioti toliau. Plius, vakare galėjau tiesiog prasieiti pro senamiestį, kadangi tas hostelis buvo netoli. Tai va čia buvo toks kaip ir pasirinkimas. Dar plius buvo labai daug reviews ir positive reviews. Na, nesakyčiau, kad tenais miegoti būtų puiku savaitė, bet vienai dienai, na gerai. Suradom draugų, tai dabar ne vieni. Dar viena mergytė, bet jinai išėjo, tai ateis, bet jos jau nefilmuosiu. Tai va, tai žaidžiam dabar kortom. Miestas įsižiebė. Daug geriau atrodo. Dar tik 9. Taigi po 8:20 važiuoju iš Latvijos, dar šiek tiek yra kelio, tiesiog sustosiu pirmame mieste. Parnu, pažiūrėsim kas tenais. Išvažiavau prieš 7, bet kelias yra toks, jog galima važiuoti 70, 80, 90 viskas. Nieko čia nepalieksi, niekur nenuskubėsi. Tai va, kas važiuos į Estiją, supras, jog Latvijoje keliai yra labai riboto greičio. Taip, kad įsijungit muzikos ir relaksuokit. Dabar yra tokia kaip perkela. Atrodo, lyg čia yra upelis. Na, bent jau čia. Na, viskas, pervažiavau pasienį. Labai trumpas. Štai kaip atrodo Pernu. Nu va, čia senamiestis. Parduotuvėlės. Barbershopas. Tokia vietelė. Pasirodo yra ir nepalietiškas restoranas. Tai tenais prasidėjau keletą valandų prie arbatos. Taip pat yra burgerinė, kurioje visai gana pigiai galima pavalgyti mėsainių. Čia tiesiog parduotuvės, kurios jau užsidarė, nes yra beveik 6. Parnu. Va, Parnu. Festivalis, Kunstsubi. Žmonės labai draugiški. Paklausiau, ar čia yra mokama vieta statytis, parkingas sako, jo mokama. Ir tokia moteris tiesiog davė tokį kaip popierinį, kur sukasi laikas ir parodo, jeigu ten pasistatei valandą, tarkim 8, tai gali išvažiuoti ten 4 valandą. Dabar naudojusi, labai padėkoju už ją už šitą dalyką, nes dabar parkingas nemokamas. Tai nežinau, ar šitas dalykas veiks Taline. Nu, bet dar kol kas baudos negavau. Parnu, tai žiauriai cool.
vienas dalykas, ką supratau pats, kai dirbau burgeriniai, tai kai nėra žmonių, tuščia. Bet kai ateina vienas, tuomet visi kiti ateina. Toksai kaip triukas, galbūt, nežinau, bet realiai žmonės eina ten, kur kiti eina. Ir tik kai aš atėjau, užsisakiau arbatos ir sėdėjau prie lango, tada žiūriu žmonės, vaikšto, žiūri, kur nueiti ir ateina, ir dar taip pat pasveikina su manim. Jis nebuvo tuščias, faktiškai, po man ateinant. Ir prieš man ateinant jis buvo tuščias. Tai va taip įdomiai. Tai toks dalykiukas. Va. Tokį gavau bilietuką. Aš dabar va suku šitą bairį. Sukasi man laikas. Nezaplėšyti. 8 valandą. Reiškia 2 valandą galiu išvažiuoti. 9. 3 valandą. 10 jau 4 valandą. Atvykome prie paplūdimio. Keletą žingsnių. Mus pasitinka drambliukai. Bulkos. Jau nebe sezonas, tai viskas uždaryta. Gultai. Rami jūra. Pelkė čia tik. O tai viskas atrodo. Šitas viešbutukas. Va. Dušas, tualetas. Nu čia va, toksai mini kambariukas. Vaizdas. Visai gerai. Netoli centro. Svarbiausia, kad parkingas yra nemokamas. Galima palikti mašiną. Pilis Bute. Be pumplo. Oras 18 laipsnių. Šiek tiek lyja. Švarus oras jaučiasi. Nu, taip atrodo Rimi. Shopping centre. Opa. Šton 3 centai. Nu, gal ok. Duona. Tokios vanduo. Rašo lietuviškai. Negazuotas. Prasideda visi restoranai, kavinės. Vyksmas čia. Beauty spa. Skanus sureliai. Varika. Sovietėm. Tai dar yra vanilinis ponukė. Jaučiuosi vienas turistas visam mieste. Privatus kiemelis.
Nu, toks iš blogiausios pusės. Kažkokiom aplikybėm, kai vakare galbūt kažkoks vakarėlis tiktų. Bet atrodo, kad kiekvienam kampe čia padaryta. Kur prisėsti. Tas kiemelis. Žydi vandenukas, o čia esu aplink tą garsią pilį. Einam, užeinam. Naglin. Old Town. Atėjau šopo centrą, kur yra visokios kavinės, barai, yra rooftopas ir dar fotografijos muziejus. Dabar reikėtų užsukti tą muziejų, pažiūrėti, ar įleidžia. Jeigu taip, apžiūrėti, jeigu ne, eiti kažką pavalgyti. There are movies here. It's Hollywood. No, nobody speaks. Tuščias. Apsimesiu, kad žiauriai įdomu, bet galbūt bus įdomu kažkas. Fotografijos muziejus, Elio Tervi retrospektyv. Ką aš noriu įvertinti šitam, kad yra linijos gražios, tai yra medžiai abiejose pusėse yra vienodi. Ir nuotrauka yra per vidurį, tikrai gražiai. Tada tas vaikas žiūrintis, žiūri į kamerą. Na, čia tiesiog puzlė. Čia išmaišyta. Nelabai suprantu iš tokio, bet ta pirmoji nuotrauka su vaiku ir tėvu su dviračiu yra kažkas tokio, kas mano manimu yra graži nuotrauka. Kaip ir meniška, kaip ir tiesiog supratimas kompozicijos. Einam į antrą aukštą. Primena man Belgijos parlamentą, nežinau dėl ko. Tai fotografija iš automobilio. Tikriausiai čia Amerika, pasižiūrinti ženklų. Ir šuo. Mašinėlė. Čia parodoma, kaip gyvenama. Čia parodoma, kaip tvarkingai yra. Nu ir čia dar vienas žmogus, kuris laidą tvarko. Ar jeigu matosi iš veido, čia kaip ir su kaukiais. Nu, pastatas kaip pastatas, bet Tony's Coca-Cola. Wharf Street. Išsikišusios kojos. New Yorkas, Amerika, 1978 metai. Ant ta mašinėlė tokia, va, kaip ir du žmonės turėtų tilpti, bet atrodo, jinai tokia maža, kad tilptų tik tais vienas. Londonas šiek tiek į Vokietiją. Karlsruhe, Germany 1951. Nu, koks motociklas. USSR 1997. Tai va, taip, Siberija atrodo. Iš toli atrodo, kad čia jūra. Bet čia sniegas. Hollywoodas, Amerika, 1956. Hollywood Hills, Palmė, kaip iš Neighborhood.
dogs are models. They're paid models. It was actually a story about shoes. This picture is of my own dog. Va kaip sovietuose šoko žmonės. Čia atrodo, kad nuotrauka su jai padaryta. Bratsk, Siberija, Sovietų sąjunga 1997. Aš taip pat ieškau privilegijų, kai einu prie kažkokio paplūdimio, kur yra tokus, kur nėra labai daug žmonių, nėra turistų, tada galiu tiesiog pasidėti tašes, tiesiog išsimaudyti. Tai tokią privilegiją buvo galima turėti 1986 metais Rio de Janeire, Brazilijoje. Nes žiūrėkit. Va, bičiukas vienas. Visas paplūdimys jo, kalnai iš šono. Bum, mašina. Kaip turėt laikyti tos padangos, žirgai dėti. Na ir dar 3 šunės. Tai čia Australija, 1972. Kalbant dar apie kompozicijas, man labai patinka ir naudoju tokią taisyklę kaip rule of thirds, kuomet yra tam tikra vieta, kur yra akys, kur yra šonai, kad kažkas būtų nenukirpta, tiesiog simetriškai gražiai. Tai noriu parodyti vieną piešinį, kuris yra labai toks adekvatus šitai taisykliai. Tai iš pradžių atrodo, kad jis yra tuščias, tiesiog nieko nėra, kažkokie taškiukai, bet rule of thirds yra. Kaip čia yra? Vienas brūkšnelis, yra antras brūkšnelis. Kampe stovi varna, ar ne, ant kažkokios tai šviesos. Na ir čia yra lėktuvas iš kairės pusės, apatinėme brūkšnelėje. Ir kaip jie yra sueina. Tai va, kaip jie yra sueina labai lygiai. Pasižiūrės, čia yra linija, tiesi linija. Na, kaip ranka, pusė rankos. Ir čia yra. Tai lygiai yra apačioj, gana lygu, viršui gana lygu ir iš šono. Tai tiesiog kompozicija yra labai graži. Kas čia apie kompoziciją? Čia nieko negaliu komentuoti apie kompoziciją, čia aš galiu komentuoti apie tą televizorių seną, kurį mes turėdavom, galbūt ne tokį, bet kažką panašaus, labai stori. Nu, kilimukas tai va toks. Dar kas yra rule of thirds, įdomu, tokie kaip yra vertikalios būna, horizontalios linijos, kas lygumas. Čia yra tokios kaip įstrižos linijos, kuris tiesiog padaro tą nuotrauką kažkokią įspūdingą. Tai mes matom, va, viskas linijom padaryta, bet viskas taip kaip lygu. Your passport to adventure. Ir dabar žiūri piešinį Shinjuku, Tokijo, Japonija. Tai jeigu man patiktų šachmatai arba šaškės, aš tikriausiai žaisčiau jas, bet nesidėčiau tokį rūbą. Tai čia kaip bum, juoda balta. Na ir kompozicija ir visi tie realūs žmonės, kuriuos mes įamžiname įvairiuose svarbiuose momentuose, tai yra tik dalinė vizija, tai yra dalinis menas. Dar yra kita menininkų pasaulio pusė, kur mes nelabai suprantame, kas tai yra. Na, bet tai yra jų savitas grožis, na, pavyzdžiui, kaip šita nuotrauka. Čia, bičas, kažkas čia susilieja, nu, čia bičas šika, tiesiog nežinau, čia braškės, tiesiog koją braškiam. Kita nuotrauka, va, jisai čia kažkur prie ežero, toj pačioj vietoje žiūri. Nu, čia dar toliau. Bičas nori šiek tiek pasitampyti, tai žiūri, ant kiek flexible yra jo rankos. Tai va taip, flexible. Nuotrauka atrodo, kai čia Photoshop'o prisižaista. Nuoga moteris ir lalala. Čia šikna subinukas. Subinukai visur čia tam muziejui, tai aš nelabai suprantu, kokiam aš čia muziejui esu. Kokiam aš čia muziejui, visur subinukai. Čia irgi va, moteris čia nešia. Subinuks čia va. Čia irgi vėl atsispindi. Between time and space. Važiavau tokią smuklę, tai Landev vadinasi.
Jau ir arbatą padarė. Mint ir mėtų. Ir va, taip atrodo visas supinka. Užsisakiau vištienos, tu atneš. Kadangi lauke šiek tiek lyja, tai viduje šiek tiek smagiau. Ir čia taip pat fotografijos nestingsta. Matom tiesiog tos visus meno piešinius ir nuotraukas. Estai yra šiek tiek prikolistai su muziejais. Tai va, kas liečia muziejus. Aha. Realiai nemačiau labai tokių senų namų ar netvarkingų. Tik tais, na, čia tokie grafiti apipiešti. Dauguma vietų yra tikrai prisižiūrintis ir, sakyčiau, gana pasiturintis. Prie prieplaukos vanduo nėra žydintis, ne taip kaip parodžiau prieš tame video apie tą ežerą. Nebent paslysiu. Na. Prieplauka. Butai. Kranto nesimato. Opa. Opa. Kas yra gerai, kad nėra labai didelio vėjo, ramus vėjas ir oras geras. Nėra karšta, nėra šalta. Paskutinį kartą tikrino 18 laipsnių. Va, yra ir sporto kompleksas taip pat. Pum, viskas čia. Jaučiuos kaip su arkliu kokiu. Jodinėčiau. Čia tricepsų treniruotė. Tai kaip ir būtų neblogai, bet rankena sukinėjasi. Žodžiu, rankena sukinėjasi. Tai dėl to negaliu padėti prie po šito atlošo. Bet jeigu dėčiau čia šalia, pavyzdžiui, čia, tada labai puikiai treniruojas. Kaip turint lauke treniruotės, tai čia yra puiku, nes ne kiekvienas treniruoklis iš tikrųjų yra pritaikytas visiems. Bet yra, ta prasme, kad galimybė turėti šitos dalykus lauke, tai čia yra žiauriai gerai. Plius, ta prasme, koks vaizdas. Šiek tiek sutemau, kol pasportavau minimaliai. Nu, bet vis tiek, va tokie vaizdai. Dar kol kas šviesu. Šeštadienis, 6 valanda. Tuščia žmonių. Nėra labai daug. Tai va. Taip. Apsirengęs kostiumo įleidinė žmonės. Čia tai aš suprantu hustle. O čia yra visai kitas lygis. Kostiumą užsidėti ir priiminėti žmonės. Nu. Nu. Kur čia lipu, net neįsivaizduoju. Nu, reikėti. Čia kažkieno rooftopas. Nėra kaip čia lipa.
Prikolas. Abracadabra. Galvojau, kad čia yra kažkas cool, iš toli atrodė bankas, nauja, kažkas nauji pastatai, nu bet čia niekas, tiesiog plačios gatvės ir va, Nordecon bankas. Tai tik tiek. Ir už manęs yra traukinių stotis. Čia toliau. Šešios Estijos vėliavos. Va taip atrodo verslo rajonas, o čia va muzikos baras. Klubas. Tai va toks centras, airių klubas. Na ir čia tiesiog be policijos neapsieita matoma. Kažkas galbūt įvyko, neįsivaizduoju. Jaučiasi kaip koks ketvirtadienis. Bet va toks ramus. It's a real horse. Yes. Very fine real horse. Where are you from? Finland and Norway. She's wearing. The girl is wearing. Yes. Okay. The whole Norway now. So it's your last party, basically. Yeah. Until she's tried to cheat somebody else. No, not yet. Pamergų kuris. Štai taip atrodo kryžius naktį. 1918, 1920. 2 metai. Putų sodo.